Sveiki visi! Ar kada susimastėte, kaip mokslininkai patikrina, ar skirtingais kiekiais vandens laistomų augalų vidutinis aukštis tikrai skiriasi? Šiandien papasakosiu apie dispersinės analizės arba ANOVA magiją linksmų Disney Pixar stiliumi. Įsivaizduokite 3 grupės mielų mažų augaliukų, kaip Pixar filme. Kiekviena grupė gauna skirtingą vandens kiekį. A grupė gauna mažai, B grupė gauna vidutiniškai, o C grupė gauna daug. ANOVA padeda mums pamatyti, ar šių augalų grupių vidutinis aukštis tikrai skiriasi dėl gaunamo vandens kiekio, ar tai tik atsitiktinumas. Pirmiausia, pakalbėkime apie hipotezes. Nulinė hipotezė, Akšnoner, teigia, kad visų augalų grupių vidutinis aukštis yra vienodas. Kitaip tariant, augalų vidutinis aukštis kiekvienoje grupėje yra lygus. Alternatyvioji hipotezė teigia, kad bent viena grupė turi skirtingą vidutinį aukštį. Bet kodėlgi neatlikus kelių testų? Jei lyginsime kelias grupės poromis, padidinsime pirmos rūšies klaidos, klaidingo teigiamo rezultato tikimybę. Jei nuolat tikrinsime, ar 2 augalų grupės skiriasi, galime klaidingai patikėti, kad jos skiriasi, vien dėl atsitiktinumo. ANOVA išvengia šios problemos lygindama visas grupės vienu metu. ANOVA turi keletą prielaidų. Kiekviena grupė turi būti atsitiktinė imtis iš populiacijos. Kiekviena populiacija turėtų turėti normalųjį skirstinį, tai reiškia, kad augalų aukščiai turėtų atrodyti kaip varpo kreivė, kaip varpas. Ir dispersijos turi būti homogeniškos, tai reiškia, kad augalų aukščių išsibarstymas kiekvienoje grupėje yra panašus. Taigi, kaip veikia ANOVA? Ji apskaičiuoja dispersiją grupėse, atsitiktinius skirtumus tarp augalų toje pačioje grupėje. Ji taip pat apskaičiuoja dispersiją tarp grupių. Jančiai skirtumus tarp vidutinio kiekvienos laistytos grupės aukščio. Tada ji palygina šias dispersijas naudodama F testą. Didelė F reikšmė reiškia, kad skirtumai tarp grupių yra didesni nei skirtumai grupėse, o tai rodo, kad vandens kiekis turi realų poveikį. Pažvelkime į pavyzdį. Įsivaizduokite, kad išmatavome lietaus rūgštingumą Aliaskoje, Floridoje ir Teksase. F reikšmė buvo žymiai didesnė už kritinę reikšmę, todėl atmetame nulinę hipotezę. Tai reiškia, kad lietaus rūgštingumas bent vienoje valstijoje skiriasi. ANOVA galima atlikti naudojant tokias programas kaip Minitab ir Excel. O jei ANOVA rodo skirtumą, post hoc testai gali nustatyti, kurios grupės konkrečiai skiriasi. Štai ir viskas. Trumpai tariant, ANOVA tai paprasta. Atminkite, mokslas gali būti smagus ir lavinantis, ypač kai jis aiškinamas Disney Pixar stiliumi. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir užsiprenumeruoti, kad nepraleistumėte kitų vaizdo įrašų.